Ačiū. Nuotaika veikia. Puiku. Ačiū. Dėkoju visiems mano draugams, kurie esate aktyvūs ir mes judėsime toliau kartu su jumis. Leiskite man dar kartą pakartoti, tai bus neįprastas pristatymas. Ilgai galvojau, kaip užmegzti su jumis dialogą. Man tikrai norisi pasikalbėti su jumis atvirai, nes manau, kad atėjo tas laikas, kai reikia visų pirma susimastyti, mano draugai, kur aš einu, kur aš augu. Kokios mano perspektyvos? Ir galbūt mūsų pokalbio pabaigoje, jei jis jums, žinoma, patiks, aš pateiksiu tam tikrą pasiūlymą, kuris privers jūs susimastyti ir pažiūrėti, kaip jūs vis dėlto su mūsų pagalba, su ta modeliu, apie kurią šiandien kalbėsiu, su mūsų verslo partneriu, apie kurį šiandien kalbėsiu, galėsite pakeisti savo gyvenimą. Sutarta. Ar toks pasiūlymas jūs tenkina? Parašykite pokalbių lange skaičių 3. Kas sutinka pasikalbėti atvirai ir būti aktyvus? Skaičiukas 3. Taip, ačiū jums, draugai. Na kągi, mūsų tokio šilto susitikimo trukmė bus apie 40 minučių. Stengsiuosi tilpti į 40, daugiausia 50 minučių. Nors turiu labai daug informacijos, labai daug ko noriu jums papasakoti, pasidalinti su jumis, bet stengsiuosi būti trumpas. Tačiau prieš pradėdamas leisiu savo prisistatyti. Mano vardas Maksimas Trojino. Tiems, kurie manęs nepažįsta, esu iš saulėtosios Ukrainos, iš Metalurgų ir Kalnakasių miesto Kryvyj Riho. Nežinau, ar žinote šį miestą. Galbūt girdėjote, galbūt ne. Labai myliu savo miestą, nes jis grūdina vidinį stuburą, grūdina charakterį. Dėl ko? Dėl to, kad tai miestą formuojančios gamyklos, kurios visos dirba kasybos pramonėje ir metalurgijoje. Mūsų miesto teritorijoje yra 45 kasybos šachtos, 5 rūdos perdirbimo kombinatų ir svarbiausias miestą formuojantis metalurgijos kombinatas Kryvyj Rikstal. Ir kaip man patiko sakyti, aš ne kartą apie tai kalbėjau, kad jaunuolis gimęs šiame nuostabiame mieste, kuriame skraido raudonos žvirbliai, raudonos, turbūt suprantate, kodėl. Nes geležies rūda yra raudona. Štai ir visas miestas yra šioje rūdoje. Todėl ir žvirbliai raudoni. Taigi jaunuolis gimęs šiame nuostabiame mieste jau iš anksto žino, tikriausiai dar nuo lopšio ar net motinos įsčiose jam lemta, kuo jis užsiims gyvenime. Jis arba dirbs kalnakasių šachtose, arba bus metalurgas ir dirbs metalurgijos įmonėje. Todėl, kaip sakoma, net pas būrėją nereikia eiti. Tas pats nutiko ir mano gyvenime. Baigęs mokyklą, kaip manote, kur aš įstojau? Teisingai, į Ukrainos metalurgijos akademiją. Išvykau į labai gražų studentų miestą Dnipropetrovską, kur baigiau metalurgijos akademiją, o paskirstymų grįžau į savo miestą. Grįžau ne šiaip į Kryvyj Rikstal kombinato gamyklą, o grįžau ir patekau į plieno liejiko profesiją raudonosios vėliavos Marteno ceche. Nesigilinsiu, kaip tai buvo sunku, kaip tai buvo, nelengva. Buvo nelengva, bet Marteno cechas jis užgrūdina. Taip jau susiklostė, kad jau būdamas 28 metų. Galbūt tai buvo mano ambicijos, galbūt noras pakilti į visiškai kitą lygį, bet būdamas 28 metų jau vadovavau Marteno cechui, buvau vienas jauniausių vadovų Kryvyj Rikstal kombinate, turėjau labai gerą. Pagal to meto Ukrainos mastelius, tai buvo 2008 metai, labai gerą atlyginimą. Tokio kokio, tiesą sakant, neturi dauguma vidutinių Ukrainos gyventojų. Neturi ir neturėjo. Štai taip. Buvo pripažinimas, buvo tam tikra tolimesnio augimo perspektyva, mano draugai. Tačiau 2011 metais priėmiau lemtingą sprendimą ir išėjau iš Kryvyj Rikstal kombinato, palikau vadovaujančias pareigas, parašęs prašymą būtent kosmonautikos dieną 2011 metų balandžio 12-ąją. Kaip dabar atsimenu. Štai taip. Ir perėjau į laisvojo verslininkavimo sritį. Kaip manote, mano draugai, kodėl aš pasirinkau būtent taip? Viskas paprasta, todėl, kad manęs nebuvo mano pačio gyvenime, nes aš visiškai priklausiau gamybai. Aš visiškai priklausiau savo darbdaviui. O žinote, taip, žodyje darbdavys šaknis yra vergas. Tai reiškia, kad buvau savo vadovybės ne tiek vadovo, kiek įmonės savininko vergas. Štai taip. Nes mano praktikoje buvo taip, kad 45 dienas dirbau visiškai be išeiginių. Mano praktikoje buvo ir taip, kad ilgai lauktų atostogų negali pailsėti tada, kai nori, net kai tau pasiseka išvykti atostogų, po 3 dienų tave kviečia atgal, nes be tavęs neįmanoma.
Ir žinote, kas buvo svarbiausia? Jaučiau savyje tą neišsenkantį potencialą. Jaučiau energiją kažkam didesniam tobulėjimui, didesniam augimui, laisviai visame kame, mano draugai, galimybėse, judėjime, pasirinkimo laisvėje, laikė savo ir savo šeimai. Nes dirbdamas kombinate, turėdamas tarsi tam tikrų privilegijų, aš nemačiau savo šeimos, nemačiau, kaip auga mano vaikai. Man labai retai pavykdavo normaliai pabendrauti su žmona. Štai taip. Ir žinoma, mačiau, kaip tarp mūsų atsiradusi praraja pradėjo plėstis. Ir štai 2011 metai tapo lemtingi mano gyvenime dėl mano žmonos įtakos, teisingos moteriškos įtakos. Nes aš visada kartosiu, kad už kiekvieno stipraus vyro stovi išmintinga moteris. Mano žmona daugelį metų mane veikė, pasakodama apie perspektyvas, galimybės. Laisvų verslininkų verslo. Ir 11 metais aš išėjau mano draugai. Ir dabar noriu kreiptis į kiekvieną iš jūsų, kurie esate čia. Nuoširdžiai tikiu ir tikiuosi, kad atėjote čia ne veltui, ypač mūsų svečiai. Ir aš tikrai žinau, kad kiekvienas iš jūsų kažkur giliai širdyje galbūt turi norą ką nors pakeisti savo gyvenime. Galbūt jūs vis dar jaučiate savyje tą neišsenkantį, nerealizuotą potencialą. Galbūt jūs dar iki galo nesulaukėte to tikrojo pripažinimo. Galbūt jūs dar neleido savo to, ko jau seniai nusipelnėte, bet vis dar neleidžiate savo tuo džiaugtis. Parašykite skaičių 5, mano draugai, pokalbių lange. Kas norėtų pereiti į visiškai naują lygį, pradėti visiškai naują savo veiklos kryptį, galbūt susikurti papildomų pajamų šaltinių, galbūt atrasti naują bendruomenę, kuri būtų įdomi savo mąstymu, savo požiūriu, savo veiksmais. Taip, matau, dėkoju jums, draugai, dėkoju už aktyvumą. Štai taip. Ir žinoma, aš jums turėsiu pasiūlymą. Ir be abejo, aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų, kas norėtų pakeisti ir siekia pagerinti savo gyvenimo kokybę, kažkada svarstė, o kodėlgi nesukurti savo verslo? Kodėlgi nepradėjus kažko naujo, nepabandžius naujos krypties savo gyvenime, kuri galbūt suteiktų papildomos motyvacijos, papildomą pajamų šaltinį, kuris vėliau galėtų tapti pagrindiniu? Manau, kad jūs apie tai galvojote, tiesa? Ar yra tokių mūsų kambaryje, kurie apie tai svarstė? Parašykite skaičių 7, mielieji. Ir iš anksto dar kartą dėkoju jums už aktyvumą. Jūsų aktyvumas tikrai atsipirks šimteriopai. Valgyk. Ačiū. O dabar, draugai, jei norite pakeisti savo gyvenimą, turite elgtis kitaip. O dabar atsirado naujų galimybių ir daugelis galvoja, kaip pradėti naują verslą. Tačiau šiandien gyvename labai agresyvioje visuomenėje. Šiandien mes gyvename įvairių krizių, karinių, politinių, ekonominių laikotarpių. Ir svarbiausia, draugai, šiandien į mūsų gyvenimą visų greičių įsiveržia dirbtinis intelektas. Ir jei į visą tai pažiūrėsime bendrai, draugai, kuo mums tai gresia? Jei kalbėti apie pagrindinės nišas, kuriuose žmonės šiandien uždirba pinigus, tai žinoma yra samdomas darbas. 90% žmonių ten dirba, bet aš kalbėsiu apie vidurinės grandies vadovus, kurie dirba samdomą darbą. Tai be abejo, tradicinis verslas ir daugybė žmonių norėtų sukurti savo tradicinį verslą, bet dėl įvairių priežasčių. Nes, visų pirma, šiandien tai padaryti labai sunku. Tam reikia didelių kapitalo investicijų. Labai svarbu pasirinkti nišą, kurioje jūs dirbsite. Ir jau šiame etape daugelis tiesiog sustoja. Čia labai daug veiksnių lemia partnerio pasirinkimą, produkcijos pasirinkimą, vietos pasirinkimą. Ir svarbiausia, mano draugai, tai personalas, kuris jūs sups ir nuo kurio jūs visiškai priklausysite. Mes su žmona turime didelę tradicinio verslo patirtį, mano draugai, ir mūsų praktikoje ji buvo įvairi. Tačiau galiausiai, jei sudėčiau visą mūsų didžiulę tradicinio verslo patirtį, šiandien tikrai nebenorėčiau vėl nerti į tą pasaulį, į tradicinio verslo pasaulį, kur esi visiškai priklausomas nuo personalo, nuo kontroliuojančių institucijų, nuo rinkos konjunktūros, nuo konkurencijos ir viso kito. Kitas dalykas – laisvai samdomas darbas, mano draugai. Labai šauni niša, kurioje šiandien tobulėja daugybė žmonių, bet kuri suteikia laisvę. Tačiau tuo pačiu ji atima jūsų laiką, nes esate apriboti. Pats pagrindinis laisvai samdomo darbo apribojimas – tai laikas. Nes jūs negalite savęs klonuoti, negalite tų pačių veiksmų atlikti 5 ar 10 kartų greičiau. Tačiau už jūs tai gali padaryti dirbtinis intelektas, mano draugai.
Ir tai labai pavojingas, žinote, šlaitas, trapus ledas, ant kurio šiandien stovi laisvai samdomo darbo niša, nes į jų gyvenimą atėjo dirbtinis intelektas, kuris laikui bėgant, tai jau visi analitikai įrodė per 2 ar 5 metus, pakeis pagrindinę laisvai samdomų darbuotojų dalį. Nereikės tikslininkų, teisininkų, tekstų kūrėjų, socialinių tinklų kūrimo specialistų ir daugelio kitų sričių, kurių nebereikės, mano draugai. Toliau. Investicinė niša yra pagrindinė niša, kurioje uždirbami pinigai. Bet norint patekti į šią nišą, mes su tavimi prisimename taip, kad reikia didelių kapitalo investicijų. Pagal statistiką tik 1% pasaulyje užsima investavimu, nes tam reikia pinigų, žinių, reikia tinkamo įėjimo taško. O mes visą tuo, draugai, nepasigirti negalime. Tai kągi daryti, mano draugai? Yra išeitis. Šiandien apie ją papasakosiu, ypač atsižvelgiant į tai, kas vyksta mūsų gyvenime. O tai, visų pirma, yra robotų ir dirbtinio intelekto diegimas į mūsų gyvenimą. Noriu jums pateikti keletą pavyzdžių. Jei pasikapstysite Google, tikrai rasite šią informaciją. Automobilių gamykloje, Xiaomi gamykloje Kinijoje, kiekvieną parą išeina, palaukite, dabar tiksliai pažiūrėsiu, mano draugai. 40 automobilių per valandą išeina iš konvejerio, draugai. Kas 76 sekundės nuo linijos nurieda paruoštas automobilis. Žinote, kodėl? Todėl, kad nėra darbo jėgos, nes konvejeris visiškai robotizuotas. Ant konvejerio stovi 381 robotas, kurie surenka kėbulus, ir 700 robotų, kurie surenka visas kitas dalis ir supakuoja automobilius. Ir jei dar kartą paieškosite Google, taip arba G5, Xiaomi šiandien yra vienas geriausių automobilių visoje pasaulinėje automobilių pramonėje. Taigi, 40 automobilių per valandą. Toliau pateiksiu dar keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, operacijos žmogaus kūne. Mano draugai, per praėjusius metus, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos statistiką, daugiau nei 12 milijonų operacijų buvo atlikta robotais, naudojant dirbtinį intelektą. Apie ką tai kalba, mielieji? Apie tai, kad šiandien, kad ir kaip būtų liūdna, net mūsų gerbiami, mylimi gydytojai yra pavojuje, nes tą pačią konsultaciją, kurią šiandien teikia daugybė gydytojų visame pasaulyje, taip. Prevencinė medicina, tarkime, šeimos gydytojai, jos visiškai gali pakeisti dirbtinis intelektas. Ir anksčiau ar vėliau taip ir bus. Pateiksiu jums dar vieną pavyzdį apie Amazon, draugai, ir tuo baigsime su šiais pavyzdžiais. Amazon jau įsigijo daugiau nei 100 automobilių, kurie šiandien yra bandomi Amerikos keliuose. Jūs galite tai pamatyti, jie važiuoja be vairuotojo. Tai visiškai robotizuoti elektromobiliai, kuriems nereikia poilsio, kuriems nereikia mokėti atlyginimo, draugai, kurie neserga, kuriems nebūna depresijos, kaip dabar madinga Europoje, taip, kurie dirba be pertraukų visą parą. Ir vis dėlto, visame šiame kontekste, draugai, verta susimastyti, kuogi mes visi užsiimsime toliau. Kuo mes užsiimsime rytoj, po metų, po 2. Ir net jei manote, kad jūsų tai nepalies, nes galbūt jau artėjate prie pelnyto poilsio ribos, galbūt jau susikūrėte tam tikrą rezervą, tam tikrą saugumo pagalvę, pagalvokite apie žmones, kurie jūs supa, apie savo vaikus, apie savo anūkus. Kas bus su jais, draugai mano? Šiandien jums papasakosiu apie vieną industriją, į kurią aš atėjau 2011 metais. Ir štai jau beveik 15 metų esu šioje industrijoje ir nė karto nepasigailėjau savo pasirinkimo, nes būtent ši industrija suteikė man galimybę gyventi savo svajonę. Ta gyvenimą, apie kurį svajoja daugelis. Šiandien esu aplankęs 53 šalis, daugelį jų lankiau ne po vieną kartą, o kai kuriuose buvau ir 10 kartų. Šiandien su žmona gyvename tarp 2 šalių – Serbijos ir Turkijos. Turime nekilnojamojo turto iš viso 3 šalyse. Šiandien mūsų partneriai yra praktiškai visame pasaulyje. Kad ir kur tu atvyktum, turi galimybę bendrauti su tokiais pačiais žmonėmis, kurios vienyje ta pati dvasia ir tie patys tikslai. Ir koksgi tai verslas, mano draugai? Kas tai per industrija? Beje, tai ta industrija, kuri auga visų krizių laikotarpiu, kuri išgyveno absoliučiai visas krizes. Jeigu mes su jumis panalizuotume, tarkim, 2008-uosius, vėliau COVID laikotarpį, kai mus visus uždarė, ši niša augo ir vystėsi. Tai laisvų verslininkų verslas. Daugelis yra girdėję ir žino jį kaip tinklinę rinkodarą, kaip MLM nišą.
Man patinka sakyti, kad tai yra iš lūpų į lūpas, nes svarbiausia, ką mes galime ir ką apskritai darome šioje nišoje, yra mūsų rekomendacijos. Ir tai, kad mes su jumis užsiimame rekomendacijomis kiekvieną mielą dieną, manau, niekam nėra paslaptis. Tikiuosi, kad jūs visi tai suprantate. Parašykite 8 į pokalbį. Ar suprantate, kad mes su jumis kiekvieną dieną užsiimame rekomendacijomis? Vienam rekomenduojame gerą kavinę, kitam skanią kavą, dar kitam gerą manikiūro ar pedikiūro meistrą, kažkam gerą taksi, kuris atsirado mūsų rinkoje. Geras filmas, geri saldainiai ir taip toliau. Mano draugai, mes visi absoliučiai kažką rekomenduojame. Štai prieš 2 dienas grįžome iš Vokietijos ir mums kilo klausimas. Atvykome į visiškai naują mums regioną, į naują miestą, bet ten turėjome savo partnerius, savo mylimus partnerius, organizatorius. Paklausėme, Lena, Nataša, pasakyk, kur nueiti pavalgyti. Kur geras restoranas? Kur yra gera parduotuvė, kur galima nusipirkti gerų produktų, kurių nėra Serbijoje? Kur mes grįždavome? Ir merginos mums davė rekomendaciją. Lygiai taip pat darote ir jūs, mano draugai. Bet aš jums atskleisiu vieną paslaptį. Jūs iš to nieko neuždirbate. Jūs užtikrinate kito verslo prekių apyvartą. Jūs darote nemokamą reklamą, populiarinate svetimą verslą, patys iš to nieko neuždirbdami. Tokios yra realijos, mano draugai. Taigi, jeigu vis dėlto iš savo rekomendacijų galima uždirbti, ir mes visi tai žinome iš bankų pavyzdžių, atvesk draugą, gauk kažkokį bonusą, ten, gražą ar panašiai. Kelionių agentūros be abejo, atvesk draugą ir gauk beveik 40% nuolaidą arba dovanų kokią nors puikią kelionę. Interneto tiekėjai, automobilių salonai, mobiliojo ryšio operatoriai, visi jau seniai įdiegė į savo verslo struktūrą, į savo organizaciją, rekomendacijų arba iš lūpų į lūpas principą. Dėl rekomendacijų šiandien vystosi visas verslas, parduodami automobiliai, atidaromos sąskaitos bankuose, parduodami lėktuvai, sraigtasparniai ir visa kita. Ypač brangios jachtos taip pat parduodamos dėl rekomendacijų, nes toks jau yra pasaulis, mano draugai. Kai matome reklaminius banerius, turbūt visi esate girdėję apie banerinį aklumą, mes jau nekreipiame į juos dėmesio. Tačiau kai norime ką nors nusipirkti, o žmonės labai mėgsta pirkti, iš tikrųjų mes visi nemėgstame, kai mums kažkas bando parduoti. Bet tuo pačiu mes labai mėgstame pirkti. Ir ką mes darome pirmiausia? Mes einame ir tariamės su tais žmonėmis, kurie mus supa, kurie jau išbandė tą banką, nusipirko tą automobilį, nuvyko į kelionę, pavyzdžiui, į tą viešbutį Maldyvose ir panašiai. Mes einame ir gauname iš jų patarimą. Tačiau jie už tai negauna, kai mes dalijamės rekomendacijomis, mes iš to negauname jokių dividendų. Taigi, mano draugai, mūsų industrijoje, laisvojo verslumo industrijoje, viskas yra visiškai kitaip. Be abejo, visa ši niša vystosi būtent dėl jūsų rekomendacijų, tačiau už savo rekomendacijas jūs gaunate labai solidžius honorarus iš kompanijų, kurios siūlo vienas ar kitas prekes ir paslaugas MLM industrijos rinkoje. Ir šiandien jau niekam nepaslaptis, kad MLM nišoje parduodama absoliučiai viskas. Pažiūrėkime į pagrindinius produktus, kuriuos šiandien praktiškai kasdien vartojame savo gyvenime. Tai ir maisto papildai, ir higienos priemonės, ir be abejo kosmetika, nes kiekviena mergina, moteris nori būti graži. Tai ir sveikatos įranga, ir tai tokia daugialypė niša, kurioje sukasi milijardai dolerių, ir be abejo įvairūs kiti pagalbiniai produktai esantys MLM nišoje. Ir štai įsivaizduokite, mano draugai, jūs esate produkcijos gamintojas. Kaip norėtumėte ją reklamuoti? Per reklamą, per banerius, į kuriuos niekas nekreipia dėmesio. O gal visgi per suinteresuotus žmonės, kurie dega idėją skleisti jūsų kokybiškus produktus, kurie nuo širdies prie širdies pasakoja apie šios produktus? Kaip jūs norėtumėte? Parašykite skaičių 9, jei norėtumėte ją reklamuoti per žmonės, kuriuos vienyje bendra idėja, kurie tai daro gražiai, įtraukiančiai ir svarbiausia, mano draugai, užtikrina aptarnavimą ir palaikymą. Dėkoju jums už atsiliepimus. Ir štai mes turime būtent tokią galimybę, nes noriu jums pristatyti kompaniją veidą. Tai tas verslo partneris, su kuriuo susiejau savo gyvenimą 22 metų pabaigoje. Ir per šiuos beveik 3 metus dar nė karto dėl to nepasivylėjau. Kodėl? Todėl, kad tai yra ta platforma, kuri suteikia mums galimybę naudotis aukštos kokybės, aukšto lygio, efektyviais produktais pagal vieningą kainų politiką visose rinkose visiems partneriams ir klientams be išimties. Ir svarbiausia, mano draugai, pagal vieningas marketingo sąlygas. Šiandien šiek tiek apie tai pakalbėsime.
Iškart noriu pasakyti, draugai, padaryti tam tikrą spoilerį. Aš nenardinsiu jūsų giliai į produktus ar kompanijos marketingą. Noriu tiesiog parodyti jums būtent veidą projektą kaip jūsų verslo partnerį daugeliui dešimtmečių į priekį. Man tai buvo esminis dalykas, nes man buvo labai svarbu susikurti strategiją daugeliui metų į priekį. Mes su jumis, nežinau, galbūt čia yra, žinoma, aš nematau visų, gal yra žmonių, kuriems 20 ar 30 metų ir jie vis dar gyvena iliuzijoje, galvodami, kad visas gyvenimas dar prieš akis. Bet dauguma žmonių, kuriuos matau, mano draugai, mes neturime laiko lakstyti ir ieškoti verslo partnerių, bandyti, testuoti, nusvilti ir eiti toliau. Laikas, jis ribotas. Tai pats svarbiausias išteklius. Ir aš noriu jums pristatyti tą partnerį, kurio dėka galite jau pamiršti paieškas ir pradėti kurti ilgalaikę strategiją. Tai, žinoma, yra įmonė Veida, kuri buvo įkurta 22 metais kaip marketingo įmonė skirta prekių ir paslaugų skatinimui Muitų sąjungos rinkose. Tai Rusija, Kazachstanas, Kirgizija, Uzbekistanas. O 23 metais mes pradėjome pasaulinę plėtrą. Mes pradėjome Europos rinkos sertifikavimą. Įmonė pradėjo sertifikuoti Lotynų Amerikos rinką. Ir štai 24 metų pabaigoje mes oficialiai įžengėme į Lotynų Amerikos rinką. Tai Meksika, nuostabi šalis. O 24 metų kovą mes oficialiai startavome Europos rinkoje. 25 metų kovą mes atšventėme tik pirmąjį gimtadienį, mano draugai, toks mažas vaikas, kuris jau labai tvirtai stovi ant savo kojų. Nes mums ne šiaip jau 3 metai kaip marketingo kompanijai. Mūsų šaknys siekia labai toli atgal, mano draugai, iki 2007 metų, kai buvo įkurta gamybinė įmonė FOHERB, kuri ir yra visų mūsų produktų, kuriuos siūlome sveikatingumo rinkai gamintoje, tai yra viskas, kas skirta sveikatai. Tai ir nuosava gamyba ir daugiaprekinė produktų linija, apie kurią šiek tiek jums atskleisiu paslapties. Žinoma, nuostabios marketingo sąlygos, apie kurias būtinai jums papasakosiu. Ir svarbiausia man buvo patyrusi vadovybė. Pirmą kartą, kai skridau į Kiniją, skridau tik su vienu tikslu, mano draugai. Tai buvo kovo mėnuo 23 metų pabaiga. Tai buvo tam, kad pažvelgčiau į akis tiems 4 žmonėms, kuriuos matote šiame skaidrėje. Nes tai yra FOHERB korporacijos ir Veida įmonės kaip dukterinės marketingo įmonės vadovybė, kuris siūlo savo prekes ir paslaugas Eurazijos rinkoje. Štai matote juos, aš nevardinsiu jų pavardžių, jos jums nieko nesakys. Kas man buvo svarbu, kai atskridau į Kiniją, aš pamačiau savarankiškus verslininkus, kurie jau seniai įsitvirtinę, kuriuos beveik visi žino Kinijos Respublikoje, kurie turi prieimą prie visų kabinetų, kurie dirba ir užsiima mecenavimu. Jie turi tam tikrą misiją – padaryti šį pasaulį sveikesnį, geresnį, turtingesnį. Štai šie žmonės dar iki išėjimo į Eurazijos rinką jau buvo sukūrę milijoninius, milijardinius, mano draugai, prekių srautus Azijos, Afrikos rinkose. Štai taip. Ir šiandien jie labai daug užsiima, skiria daug jėgų, energijos ir pinigų, investuoja į tolesnę mūsų, jūsų ir mūsų holdingo FOHERB ir kompanijos Veida plėtrą ir vystymą. Ir štai man tai buvo lemiama, nes aš aiškiai pamačiau, kad tai verslininkai visiškai kito formato. Tie verslininkai, kuriems pirmoje vietoje yra žmonės, jų lygis, jų būsena, jų sveikata. Ir man tai tapo labai svarbu, nes jie mąsto visiškai kitais kriterijais, jie mąsto dešimtmečiais į priekį. Ir vėliau aš pateiksiu jums pavyzdį, kaip vystosi mūsų kompanija, kokia jos strategija naujose rinkose. Ir būtent iš to galima daryti išvadą, kaip vadovybė mąsto vystymosi požiūriu. Bet kas labai svarbu, mano draugai, visa FOHERB korporacijos produkcija, kurią mes siūlome mūsų rinkai, neatsirado iš niekur. Į ją įdėta visos kinų filosofijos, kuriai daugiau nei 5000 metų mokslinių darbų esmė. Šiame skaidrėje matote vienintelį Kinijos Respublikos mokslininką, daktarą profesorių. Jis turi daugybę įvairių titulų, jo garbei Astronomų sąjunga pavadino asteroidą. Tai yra Zhang Deninas, kuris yra patentų savininkas, visų formulių kūrėjas. Kalbama apie peptidus, maisto papildus, eliksyrus, viską, ką mes vartojame viduje, taip, mūsų kompanijoje. Tai vienas iš labai siauro išrinktų daktarų rato, kurie yra priimami prie Kinijos Respublikos vyriausybės. Tai daug ką pasako, mano draugai. Todėl apibendrinsiu. Visų mūsų produktų pagrindą, žinoma, sudaro labai ilgi kūrimo procesai, tyrimai, patentai ir visa kita.
Ir štai aš jau pradėjau pasakoti apie mūsų verslo partnerį, apie mūsų, galima sakyti, pamatą. Tai yra farmacijos kompanija Forher, kuri įsikūrusi Tiandzine, Kinijoje. Štai čia, šiame skaidrėje, matote tik vieną mūsų įmonės gamybos nuotrauką. Per 4 savo apsilankimus Kinijoje mačiau 3 milžiniškas gamyklas, į kurias mus nuvežė įmonės vadovybė, kur pamatėme didžiulius gamybos kompleksus, logistikos grandį, produkcijos kokybės kontrolę, kaip visa tai surenkama, kaip kuriamas mūsų produktas. Ir štai šioje skaidrėje dabar jums parodysiu, kaip surenkamas vienas iš labai svarbių ir mūsų įmonės paklausių prekinių produktų. Tai yra bioenergetinis masažuoklis Magic Forher. Viskas surenkama rankomis, viskas testuojama, viskas išbandoma ir tik tada patenka į rinką mums, kad galėtume su malonumu ir efektyvumu naudoti šios produktus. O kitame skaidrėje noriu jums parodyti, kaip atrodo mūsų įmonės logistikos centras su šlovės muziejumi. Tikiuosi, kad turite garsą, mano draugai, pamojokite galvą, Dima, Jūra. Nėra garso. Na, kitame vaizdo įraše būtinai jums parodysiu su garsu. O štai taip atrodo pagrindinis įmonės biuras. Tai milžiniškas 7 aukštų pastatas. Jis tikrai didžiulis savo mastu, čia įsikūrusi visa mūsų įmonės būstinė. Na ką, mano draugai, o dabar pakalbėkime apie mūsų projekto širdį. Tai, žinoma, yra mūsų produktai. Iškart pasakysiu, aš nepasakosiu apie kiekvieną produktą, nes tam turime teminius vakarus, taip, teminės prezentacijas, mokymus, kuriuose išsamei pristatome savo produktus. Svarbiausia mums visiems tai, kad tai yra multibrandinė produktų linija, kurioje yra kosmetika. Kosmetika, kuri yra labai paklausi tarp mūsų moterų ir ne tik jų. Štai pavyzdžiui, dešinėje ekrano pusėje matysite visiškai naujo tipo kaukės, kurios tik ką pasirodė mūsų rinkoje, bet nuo kurių mūsų moteris tiesiog aikčioja iš susižavėjimo. Nes kaukės su wow efektu suteikia akimirksnių rezultatus, tad iš esmės uždėkite kaukę ant veido ir pamatysite rezultatą. Einam toliau. Žinoma, mano draugai, tai yra higienos priemonės. Pralenkia jį po vienos slydimo. Higienos priemonės, kurias visi mes mėgstame ir vienas iš pagrindinių produktų čia, be abejo, yra higieniniai įklotai. Aš nesigilinsiu į detalės ir smulkmenas. Kaip vyras pasakysiu štai ką, mielos mūsų mylimos moterys. Jeigu norite daugybę metų išlikti sveikos ir džiuginti savo vyrus, būtinai naudokite šias unikalias higienos priemonės, nes tai ne šiaip įklotas, o visas prietaisas viduje, kuris rūpinasi jūsų organizmu, jūsų pačių svarbiausių organų, atsakingų už visą jūsų organizmą, už viską jūsų. Dieve, kaip čia greitai norėjau pasakyti, už jūsų vidinę būseną, už jūsų nuotaiką, už jūsų hormonus. Štai naudokite šiuos higieninius įklotus. Jie tikrai bus jums labai, labai naudingi. O vyrai, jūs noriu kreiptis su kitų palinkėjimu. Jeigu norite gero ir sveikatos savo moterims, niekada daugiau neleiskite joms pirkti visko, kas parduodama vaistinėse ir paprastose parduotuvėse, nes visa tai pagaminta iš antrinių žaliavų, mano draugai. Kas netiki, parašykite man asmeniškai. Atsiųsiu jums vaizdo įrašą apie tai, kaip visa tai gaminama įprastoje gamyboje. Žinoma, maisto papildai, mano draugai. Mes turime išskirtinės, itin veiksmingas, greito poveikio maisto papildų formulės. Aš jau pasakojau, kad viskas pagaminta pagal sertifikavimą su Gianni Domino, pagal jo specialius receptus, kuriems jau 1000 metų. Štai. Ir visos mūsų formulės labai greitai įsisavinamos ir daro tiesiog stulbinančius stebuklus. Tai sakau tiek nuo savęs, tiek visų mūsų gydytojų vardu, kurie su dideliu malonumu dirba su šiais produktais. Ir svarbiausia, paprastų žmonių, kurie jais naudojasi ir gauna daugybę rezultatų vardu. Na, o mūsų kompanijos hitas, tikras pardavimų lyderis, be abejo, yra kordicepsą turintys eliksyrai. Tai yra tai, kas pradeda įsisavinti jau burnos ertmėje, akimirksniu įsigeria ir patenka į kraują.
ir nebijosiu šio žodžio, daro stebuklus. Jei kalbėti, pavyzdžiui, apie mūsų mylimus vaikus, anūkus, tai tiesiog lašinant jie labai greitai gauna rezultatus naudodami mūsų kordycepsą turinčius eliksyrus. Žinoma, taip pat yra įranga ir prietaisai. Labai mėgstu šią kryptį, nes čia mes, nebijosiu šio žodžio, esame išskirtiniai. Mes pristatome į sveikatingumo, sveikatos stiprinimo ir profilaktikos rinką tiesiog unikalius produktus. Šiame skaidrėje matysite ląstelių aktyvatorių, kurį labai myliu. Jis tikrai atitinka žodį aktyvatorius. Aktyvuoja visas miegančias ląstelės, veikia su mūsų vidine būsena. Energija, kraujotaka, sąstoviai organizme veikia su visomis odos problemomis. Ten psoriazė, o dieve, neurodermitas. Nemėgstu šitų baisių medicininių žodžių. Papilomos ir visa kita panaši problema. Mano draugai, kas labai svarbu, veikia labai greitai. Tiesiog per kelias procedūras jūs tikrai matote, kaip šis nuostabus prietaisas jūs veikia. Na, o pačioje matote tiesiog nerealiai unikalų produktą. Tai mūsų įmonės pardavimų hitas, tai nauja įranga. Štai šis prietaisas Ventong, tai daugiafunkcis prietaisas, kuris leidžia jūsų organizmui atjaunėti iš vidaus. Dar kartą pakartosiu, mielieji, nesigilinsiu į detalės, nes visi produktai yra daugiafunkciai, apie kiekvieną iš jų galima tikrai užstrigti valandai ir pasakoti, nes mes tai mėgstame, mes tai naudojame. Štai prie šio produkto sustosiu, nes iš tiesų labai myliu Bagua sauną, kurią matote savo ekrane. Šeimoje turime jų dvi. Viena stovi pas mus Serbijoje, kita mūsų bute Turkijoje ir visur ją naudojame, nes tai nuostabus produktas, kuris nėra tiesiog mūsų supratimo pirtis, įlendi, pasišildai. Ne, tai gydomasis prietaisas, pagrįstas juodojo nefrito ir turmalino fiziologinėmis savybėmis. Tai mūsų organizmo atstatymo gydymas. Jis nedegina, labai švelniai sušildo mūsų organizmą. Maksimali saunos temperatūra vos 65 laipsniai. Bet kai joje būni, kaip sako mano žmona, prakaitas teka nuo kiekvieno plaukelio. Tai yra, kiek atsiveria poros, pašalinami šlakai, pasišalina pieno rūgštis. Tai ypač puiku sportininkams. Pašalinami blokai, simptomai, skausmo sindromai ir visą tai mes daugybę kartų patikrinome patys. Nesakysiu apie rezultatus, apie juos galite paskaityti mūsų rezultatų grupėje, tai jums visiškai nemokama. Pamatysite tikrus žmonės, kurie pasiekia puikių rezultatų. Sveikatos prekės. Čia, ko gero, pagrindinis dalykas visgi yra, be abejo, peptidas. Draugai, nes tai yra ląstelinė mityba, mes labai mėgstame šį produktą. Štai dabar mes grįžome iš Vokietijos. Kadangi Serbijos rinka dar nėra sertifikuota, mes užsiimame šiuo procesu, todėl žinoma vežėmės peptidus savo ir savo šeimai iš Vokietijos. Taigi, mes atsivežėme 30 pakuočių peptidų savo, nes tai nuostabus produktas, kurį naudojame kiekvieną dieną. Tai mūsų ląstelių maistas iš vidaus. Viskas, kas sudaro šį nuostabų produktą, patenka tiesiai į jūsų ląstelę. Na ir žinoma, štai viduryje raudona dėžutė, tai makšties gelis, mano draugai. Dabar noriu kreiptis į mūsų moteris, merginas, kurios yra mūsų kambaryje ar kurios mus išgirs įraše. Mano draugai, kartu su higieniniais įklotais tai yra moterų šlapimo ir lytinių takų onkologinių ligų profilaktika. Tai nerealiai šaunus dalykas, kurį rekomenduoju kiekvienai iš jūsų naudoti dėl savęs, mylimosios. Tikiuosi, kad naudosite tai profilaktikai, o ne gydymai. Na, o apačioje yra Chanfei pasta, visiškai naujas produktas, kuris vėlgi atsakingas už mūsų sąnarių darbingumą, sąnarių valymą. Beje, aš irgi parsivežiau šį produktą savo, nes jis labai gerai išvalo visus sąnariuose esančius nuosėdas. Toliau, sveikatos prekės, žinoma, mūsų aukštųjų technologijų akiniai. Galvoju, iš kur paimti? Čia turiu vienas, čia antrus. Nuostabus produktas, kurio dėka mes iš esmės ir pradėjome svarstyti verslo partnerystę su vieda kompanija, žiūrint iš mano žmonos pozicijos. Nes šie akiniai visiškai apsaugo mūsų akis nuo mėlynojo ekrano, nuo ultravioletinių spindulių, nuo visų mus veikiančių socialinių įtakų. Dėl ko? Dėl čia esančio 7 sluoksnių stiklo. Ir svarbiausia, dėka šio paties rėmo. Tai mano dievas. Priminkite man, draugai. Nanomedžiaga, kuri vadinama, kaip ji vadinasi. Grafenas. Teisingai, grafenas, kuris naudojamas kosmoso ir aviacijos pramonėje. Draugai, kas yra grafenas? Tai vienintelis elementas Žemės planetoje, kuris išskiria neigiamai įkrautus anionus. Kas žino, kas yra anionai? Tai oro vitaminai, kurie yra aplink mus.
ir didžiausias kiekis oro vitaminų, kurie teigiamai veikia mūsų organizmą. Kur jie yra? Prie upės, prie krioklio. Taigi, kai užsidedi šios akinius, kurie skleidžia daugiau nei 7000 anijonų viename kvadratiniame metre, atrodo, kad esi poveikis toks pat, lyg būtum prie krioklio. Nes anijonai iš karto veikia smegenų kraujotaką. Jie veikia tavo uoslės organus ir, o dieve, uoslės ir klausos organus. Taip, štai sinusitai, rinitai, galvos skausmai, visokie įmanomi krūviai. Štai migreniniai skausmai, visa tai leis jums nuosekliai pradėti atsikratyti šių problemų su mūsų akiniais. Na ir svarbiausia, mano draugai, šalutinis poveikis, tai regėjimo korekcija. Štai mano žmonai, kuri turėjo -2, po metų nešiojimo šių akinių kaip šalutinis poveikis tapo -1, ji pasikeitė dioptrijas. Nuostabus dalykas. Ir svarbiausia, jie veikia kaip tam tikras detektorius. Net kai nenešiojate akinių ir jums atrodo, kad su regėjimu viskas gerai, užsidėję šios akinius, jei turite regėjimo problemų, iškart tai pajusite, jūsų regėjimas pradeda koreguotis dėka akinių. Atvirai pasakysiu, pirmą savaitę man buvo nepatogu juos nešioti, nes man prasidėjo regėjimo problemos. Aš tai mačiau savo telefone, bet negalėjau su tuo susitaikyti. Juk aš toks jaunas, gražus. Ir staiga regėjimo problemos. Tačiau dėka akinių visiškai pakoregavau savo regėjimą. Šiandien man, galima sakyti, viskas puiku. Judame toliau, mano draugai. Ir žinoma, mūsų įmonės pardavimų hitas, tai ką labiausiai mėgstu, yra korekciniai puspadžiai. Tai tas produktas, kurio dėka šiandien kiekvieną mielą dieną vaikštau. Šiandien, pavyzdžiui, nuėjau 16 699 žingsnius. O mano rytas kiekvieną dieną prasideda nuo 10 000 žingsnių būtent dėl šio produkto. Nes anksčiau buvau sportininkas, futbolininkas, abu keliai buvo traumuoti. Ir prieš 4 atitinkamai 3 metus man buvo atlikta operacija kairiam, paskui dešiniam keliui. Skausmas dingo, simptomai tarsi išnyko, bet diskomfortas liko ir buvo labai sunku vaikščioti, labai sunku judėti. 2 mėnesiai, mano draugai, šių vidpadžių nešiojimo, aš visiškai atsistojau ant kojų. Aš pradėjau vaikščioti, pradėjau judėti ir pamiršau apie skausmo sindromus savo keliuose ir apskritai visoje savo judėjimo atramos sistemoje. Dėl ko taip nutiko? Dėl taisyklingos pėdos padėties, dėl anatomiškai teisingos pėdos padėties, kuri pasiekiama dėka tinkamos šių vidpadžių modelio, dėka tinkamų masažinių refleksinių zonų, esančių šiuose vidpadžiuose, dėka įmontuotų magnetų, kurie yra ir žinoma pačio specialaus nanoplastiko, kuris taip pat išskiria anionus, nes jame yra grafeno komponentų. Ir aš visiems jums rekomenduoju, nes tai vienintelis būdas atstatyti jūsų atramos judėjimo aparatą, pamiršti apie problemas keliuose, sąnariuose, nugaroje. Tai tikrai stebuklinga priemonė, mano draugai. Ir jai paskaičiuoti. Beje, jiems suteikiama 50 metų garantija. Bet aš paskaičiavau, jei jūs naudosite juos tik 20 metų, tai išleisite mažiau nei 2 centus per dieną savo minimam savo. Bet turėti savo arsenale šį nuostabų produktą, kuris padarys jūsų atramos judėjimo sistemą sveiką. Taigi, mielieji, parašykite skaičių 6. Kas įkvėpėsi pasakojimu apie mūsų unikalius produktus? Gal kas nors matė produktą, kurio neturite savo arsenale ir apie kurį norėtumėte daugiau sužinoti bei naudoti? Nuostabu. Ir žinote, kas šiuo atveju pasiteisino? Žodžiu, draugai. Pasakiau, ką myliu. Jokios reklamos, jokio spaudimo. Tiesiog tai, ką jaučiu. Kaip sakiau pačioje pradžioje, prisimenate, ar ne? Tiesiog nuoširdus pokalbis iš širdies į širdį. Ir būtent tą patį siūlo daryti mūsų įmonė. Jūs dalijatės rekomendacijomis, draugai, ir žinoma gaunate naudos iš mūsų įmonės. Kokios naudos? Pirmiausia, mes pradedame visiškai naujose laisvose rinkose, nes šiandien mums visiškai legalizuotos muitų sąjungos zonos. Mums visiškai legalizuota ir Europos zona, tai 28 Šengeno sutarties šalys, kurios laukia mūsų nuostabaus produkto. Ir štai mes turime tikrai puikų produktą. Viena vertus, tuščios rinkos, kita vertus, mūsų noras pakeisti savo gyvenimą. Toliau, greitai išmokėjimai. Turime momentinius mokėjimus, apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Žengdami mažus žingsnelius, o tai yra mūsų įmonės raktas, pradedate uždirbti jau pirmąją savo partnerystės dieną. O kokie žingsniai? Pas nusipirkai, išbandėjai, gavai rezultatų, papasakojai ir pradėjai uždirbti. Toliau 100% grąža, cashback, registracijos metu, unikali mūsų įmonės savybė, to nėra kitose įmonėse.
Jūs perkate mūsų įmonės produkciją, o dar geriau, įsigijate verslo modelį iki raktų, kuriame viskas apgalvota už jūs. Visi įrankiai sukurti yra palaikymas, logistika, buhalterija. Štai tokiu atveju jūs atgaunate į savo paskyrą verslo centrą 100% savo verslo arba produktų vertės. Nuostabu tiesa, mano draugai. Toliau, daugelio mūsų produktų analogų pasaulyje tiesiog nėra. Tai tiesa, mes tuo įsitikinome patys. Nėra privalomų pirkimų, kas yra labai svarbu. Jūs galite vieną kartą tapti mūsų įmonės partneriu arba klientu. Įmonė nereguliuoja ir nespaudžia jūsų, pirk kiekvieną mėnesį. Tačiau, kai susipažinsite su šiais produktais, su didžiuliu malonumu naudosite juos kiekvieną mėnesį, nes pajusite kinų medicinos jėgą ir galią, kurios šaknys siekia 5000 metų atgal. Kvalifikaciniai bonusai sumuojami. Apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Bonusų likutis ir pasiekti randai išsaugomi. Žingsnematis dovanų. Kam mums su jumis reikalingas žingsnematis? Apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Kad iš karto suprastumėte, ko reikia, norint tapti veidą kompanijos partneriu ir pilnai išnaudoti visas galimybės, turime iš karto aptarti, kokie įėjimo variantai yra mūsų projekte. Tai yra startinis paketas klientams, kurie nedalyvauja kvalifikaciniuose bonusuose. Su jo verslo nesukursite, tačiau turėsite galimybę įstoti į kompaniją, pradėti gilintis, įsigyti pirmosius produktus, gauti rezultatus ir laikui bėgant atlikti atnaujinimą, pakelti savo statusą ir įsitraukti į kompanijos verslo modelį. Pagrindinis paketas, kuris šiandien parduodamas mūsų kompanijoje, yra standart paketas nuo 605 eurų arba 500 PV, kuris leidžia jums iš karto įsijungti į visus kompanijos bonusus, siekti kvalifikacijų, gauti pripažinimą ir visa kita. Na ir žinoma, lyderiams, tikiuosi, kad čia, šioje salėje arba įraše, mus išgirs tie žmonės, kurie ieško savo labai stipraus verslo partnerio, kurie ieško komandos, kuri būtų jais suinteresuota ir juos palaikytų, ir kurie nori startuoti kaip lyderiai, pareikšti apie savo lyderiškas ambicijas, teisingai įeiti į verslą. Būtent jums skirtas premium paketas. Ir svarbiausia, mano draugai, jis suteikia maksimalią naudą gaunant bonusus iš kompanijos ir maksimalų produktinį kryptingumą. Tai labai svarbu. Na ką, judame toliau. Kurgi pinigai, mano draugai? Štai jie čia, šiame skaidrėje. Aš nepasakosiu apie visus bonusus labai detaliai. Papasakosiu apie kai kuriuos, bet iš viso jų turime 8. Tai yra žingsnių binarinis bonusas, pakartotinių pirkimų bonusas, kelionių bonusas, automobilių bonusas, lyderystės bonusai ir žinoma pasaulinis bonusas žaidėjams, kurie įstoja į verslą su premium paketais. Noriu su jumis pakalbėti apie naudą. Šiandien noriu pasikalbėti kaip su draugais, mielieji, be jokių schemų ar skaičiavimų, nes viską jau suskaičiavau už jūs. Man labai svarbu, kokią misiją mes su jumis nešame savo žmonėms, ką galime jiems pasiūlyti. O mes turime labai šaunią naudos formulę. Naudos visų pirma mūsų potencialiems kandidatams, tiems žmonėms, kurie nori pakeisti savo gyvenimą. Ir mano interpretacijoje jis skamba taip 100 plus 50 plus 10 plus 5 ir plus 1. Kas yra 100, mano draugai? Tai jūsų grąža cashback. Vos tik tampate mūsų įmonės partneriu arba klientu, tą pačią akimirką, paspaudę vieną mygtuką pirkti, gaunate 100% grąžą kaip cashback. Ir tai tikrai labai vertinga. Ką mums suteikia šis cashbackas? Jis suteikia galimybę visas kitas pirkinius savo mylimam daryti su nuolaida iki 50%. Kiekvienai prekiai taikoma skirtinga nuolaida priklausomai nuo savikainos, mokesčių, importo muitų ir panašiai. Bet iki 50%. Ir šį cashback gaunate registracijos metu. Taip pat galite jį užsidirbti, nes mūsų įmonėje yra nuostabi jūsų aktyvių veiksmų monetizavimo programa. Aš tikrai žinau, kad daugelis žmonių, kaip ir aš, kiekvieną dieną pradeda nuo vaikščiojimo treniruočių. Jūs galite ne tik vaikščioti, užsiimti mėgstamą vaikštynę, klausytis, kaip aš rytais klausausi kokių nors audioknygų. Štai taip, o dar tuo pačiu ir uždirbti, nes perėję 10 000 žingsnių per dieną iš mūsų įmonės gaunate 10 eurų. 10 eurų, draugai, gali atrodyti kaip nedidelė pinigų suma, bet jei tai darysite 7 dienas iš eilės, gausite 30 eurų premiją. Tai yra 100 eurų per savaitę. O jei iš viso dirbsite 28 dienas per mėnesį, dar 100 eurų. Iš viso 4 savaitės plus 100 eurų, 500 eurų grąžinama į sąskaitą. Kiekvieną mėnesį įmonė siūlo jums užsidirbti pinigų. Šaunu, jei jums patinka, parašykite skaičių 7, mano draugai.
Sąžiningai sakau, niekur nemačiau nieko panašaus, kur įmonė mums pirmiausia suteiktų 100% pinigų grąžinimą, kurio dėka galėtume pirkti kitus pirkinius su nuolaida ir tuo pačiu metu tai daryti savo, duoti naudos savo artimiesiems, o jūs taip pat uždirbate pinigų. Bet tai dar ne viskas. Tai tik pirmoji, mano draugai, sėkmės formulės dalis. Kita dalis – tai 50. O kas yra 50? 50 – tai jūsų bonusas pagal žingsnių step bonusą. Kas yra žingsnių step bonusas? Tai reiškia, kad jūs kviečiate žmonės, suteikėte jiems galimybę prisijungti prie mūsų projekto, tapti sveikais, tapti turtingais, pakeisti savo aplinką, atrasti save šiuo nelengvu laikotarpiu, susikurti tam tikrą strategiją, tam tikrą draudimą ateičiai, mano draugai. Nes, kaip sakiau pradžioje, į mūsų gyvenimą atėjo dirbtinis intelektas, į mūsų gyvenimą atėjo robotai. Ir jeigu šiandien to nesuprasite ir nepradėsite prisitaikyti, po 2 ar 3 metų liksite už gyvenimo borto. Taigi, tie, kurie suprato ir prisijungė prie mūsų projekto, jūsų dėka gavo iki 50% pelno momentinį mokėjimą. Pavyzdžiui, asmo jūsų rekomendacija pradėjo dirbti dėl 500 PV paketo. Iš karto gavote iš bendrovės 250 eurų komisinių. Šaunu, draugai, ar tai jūs įkvepia? Ką tai įkvepia? Parašykite pliusą, ne pliusą, skaičių 2 pokalbių lange. Parašykite skaičių 2. Pavyzdžiui, mane tai labai stipriai įkvepia. Prieš pat konferenciją atsidariau savo verslo centrą ir buvau labai maloniai nustebintas, nes į sąskaitą įkrito 1075 eurai, iš kurių 800 eurų už step bonusą. Tai reiškia, kad mūsų partneriai dirba, prijungia, įtraukia žmonės. Tuo tarpu mes ruošiame jums naujus įrankius, ruošiamės konferencijų kambariui. O sistema veikia, mano draugai. Ir tai yra nerealiai šaunu, tai tikrai vertinga. Kitas bonusas. Kita nauda – 10% jūsų binarinis bonusas. Visa apimtis, kuri sukuriama po jumis, jūsų komandos, jūsų partnerių, jūsų klientų, suteikia jums galimybę gauti iki 10%, mano draugai, nuo sukurtos apyvartos silpnojoje kojoje. Aš nesigilinsiu į detalės. Mes turime 2 kojas, kairę ir dešinę, nes tai yra binarinis bonusas. Apie visą tai sužinosite mūsų meistriškumo pamokose ir mokymuose apie marketingo planą. Svarbiausia, kad ir kas vyktų jūsų komandoje, kokius veiksmus bedarytų jūsų partneriai, o visi veiksmai nukreipti į vieną – sukurti apyvartą, nuo bet kokios apyvartos jūs gausite savo komisinius. Kalbant apie binarinį bonusą, tai yra 10%. 5% jūsų naudos formulėje sudaro pakartotinių pirkimų bonusas. Kaip nuostabu, mielieji, kai vieną kartą atlikai darbą, kuris tau daug kartų atneša pelno. Štai tai tikrai vertinga, būtent tai ir yra pakartotinių pirkimų bonusas. Pakviesdamas žmogų, atlikdamas kokybišką produkto pristatymą, padėdamas jam naudoti produktą, tiksliau suprasti produktą, parodydamas, kaip jis ateityje gali pats pirkti pakartotinai, žmogus perka produktą savo be jūsų, o jūs gaunate savo komisinį mokestį. Bet ne tik 5%. Mes dirbame su jumis dvejetainėje premijoje, kur teisingas įrašas yra labai svarbus ir jūs turite galimybę gauti ne 5, o 10% už tuos pačius veiksmus. Vienas tomas, vienas veiksmas, 10 vietoj 5. Šaunu. Bet žinoma, apie tai pakalbėsime savo rinkodaros plano mokymuose. Na ir žinoma, svarbiausia, mano draugai. Atrodytų jis pats mažiausias, bet jis pats svarbiausias, tai 1% lyderių fondų. Tai tas fondas, ta premija, ta nauda, kuri leis jums gauti procentus nuo visos įmonės prekių apyvartos. Ne jūsų asmeniškai pakviestų žmonių, ne jūsų komandos, o visos įmonės apskritai, mano draugai. Ir štai tai tikrai daug reiškia, nes šiandien po 2,5 metų aktyvios veidą kompanijos plėtros muitų sąjungos rinkose, šiuo metu didžiausias lyderių fondas įmonėje siekia 27 000 eurų. 27 000, mano draugai, tai tikrai nėra pagrindinis bonusas. Ir vien dėl šių skaičių verta padirbėti metus, 2, 3, kad susikurtumėte šį pranašumą, kuris leis jums visų pirma sukurti ilgalaikio verslo vystymo strategiją 10-mečiams į priekį, kitaip pažvelgti į besikeičiantį pasaulį, ploti rankomis iš džiaugsmo, kad pas mus ateina dirbtinis intelektas ir robotai, nes jums jau viskas gerai, jūs jau susitvarkėte savo gyvenimą, jūs jau pasirūpinote savo ateitimi. Šiame skaidrėje noriu jums parodyti pelno potencialą. Draugai, kas man labai patinka MLM industrijoje, laisvojo verslumo versle? Tai ilgalaikė perspektyva, tai, kad galime žaisti ilgam laikui. Jei atėjate čia dėl greitų pinigų, nuvilsiu jūs. Greitų pinigų nebus.
Bet jei nuosekliai darysite tuos pačius mažus veiksmus, žingsnis po žingsnio kiekvieną mėnesį, draugai, savo svajonės link, po metų nepažinsite nei savęs, nei savo verslo. Aš jums pateikiau pavyzdį. Jei kiekvieną mėnesį pakviesite tik po vieną partnerį. Štai pažiūrėkite, pirmą mėnesį turite 2 partnerius, save ir savo asmeniškai pakviestą žmogų. Tačiau mes dirbame tokiame marketinge, tokiame versle, tokioje verslo modelyje, kuri labai greitai dubliuojasi geometrinė progresija. Kitą mėnesį jūs pakvietėte vieną žmogų ir jūsų žmogus pakvietė vieną žmogų. Jūsų jau 4. Trečią mėnesį jūsų jau 8, 4, 16. Kol kas dar nedaug, mano draugai. Jau kažkiek pinigėlių pradėjote uždirbti dėl momentinių išmokų. Priminsiu, tai 50% minutėlė, stepinis bonusas. 50% atvirai pasakius dar nemačiau nei viename projekte, nors jau turiu didelę patirtį ir sėkmingai dirbu MLM industrijoje. Bet kas vyksta? Kokia magija vyksta metų pabaigoje, mano draugai? Po 12 mėnesių jūsų komandoje yra 4000 partnerių, atlikdami vieną paprastą veiksmą ir sutelkdami dėmesį tik į jį. Vienas partneris per mėnesį ir mano vienas partneris daro tą patį. Aš jį apmokau, jis mane dubliuoja. 4096 partneriai per mėnesį. Žinoma, pateiksiu jums pavyzdį su skaičiais. Šiandien populiariausias verslo paketas mūsų įmonėje įstojimui yra standart paketas už 500 PV. Taigi, jei suskaičiuotume 4096 partnerius prisijungusius prie jūsų komandos tik su 500 PV paketu, jūs būtumėte sukūrę bendrą apimtį viršijančią 2 milijonus PV. Kas yra PV? Tai vidinis apskaitos vienetas mūsų įmonėje. Kodėl to reikia? Visos šalys, kuriuose esame įsikūrę, turi savo nacionalinę valiutą, todėl mums reikia vienos valiutos mūsų sistemoje, kad būtų galima tinkamai vesti apskaitą, teisingai apskaičiuoti jūsų premiją, jūsų apimtį ir visa kita. Štai ir viskas, PV. Taigi, uždirbote 2000 PV, šiek tiek daugiau, jei imsite ekvivalentą eurais, tai bus beveik 3 milijonai eurų. 3 milijonai. O jei jūsų verslo partneriai prisijungia prie verslo su 2000 PV lyderio premium paketais, tuomet jūs padarėte apyvartą viršijančią 8 milijonus PV. Tai daugiau nei 10 milijonų eurų. Ir kas vyksta? Kokia magija vyksta metų pabaigoje? Štai jūsų pajamos su 2000 PV paketais. Dabar nesigilinsiu į detalės, kaip tai skaičiuojama binare. Bet per metus jūs uždirbote 10%, 102 tūkstančius eurų. Jei padalintume vidutiniškai per metus, 8,5 tūkstančio eurų. Taip, pirmą mėnesį jūs neuždirbote tokių pinigų, jūs tik pradėjote, tik mokėtės, tik aiškinotės, įsibėgėjote, stojate ant galingos platformos, ant tvirtų bėgių. Tačiau vėliau kiekvieną mėnesį šis kiekis augo ir paskutinį mėnesį tai jau buvo 15-20 tūkstančių eurų, bet bendrai daugiau nei 8 tūkstančiai eurų. Jei dirbote patys, įsigijote premium paketą ir jūsų partneriai taip pat įsigijo premium paketus, tuomet per metus uždirbote daugiau nei 400 tūkstančių eurų, vidutiniškai 34 tūkstančius su trupučiu per mėnesį. Žinoma, ir idealiame paveiksle aš jums parodžiau, kad visi šie paketai po 2000 bus kombinuojami. Turėsite ir po 2000, ir po 500 kažkas darys atnaujinimus. Svarbiausia, kad žmonės mato šį potencialą. Bet aš jums parodžiau pavyzdį, mielieji, tik su vienu partneriu. Jeigu jums to neužtenka, jeigu jaučiate savyje didesnį potencialą, didesnės galimybės, pakvieskite 5, pakvieskite 10, pakvieskite 20 ir jie darys tą patį, ką darote jūs, mano draugai. Ir visa tai vos per 12 mėnesių. Net jei padarysite 10 kartų mažiau, mielieji, manau, kad šiandien dirbdami samdomą darbą, juolab tikrai tokių pinigų neuždirbsite. Kitas bonusas, labai trumpai apie kitus bonusus, tai turistinis bonusas. Manau, kad kiekvienas iš jūsų jau esate išbandę, kas yra turizmas, jau pajutote svetimų tolimų šalių magiją, naujas kultūras, naują virtuvę, naują bendravimą, pažintis. Na, kaipgi po velnių malonu, kai skrendi jau turėdamas pinigų, bet skrendi nemokamai į kompanijos sąskaitą. Štai tai tikrai vertinga. Ir pas mus, uždarant kvalifikacijas direktorius, regioninis direktorius, jūs gaunate papildomus bonusus iš kompanijos į savo turizmo fondą. Juos kaupiate ir naudojate kelionėms su mūsų mylima kompanija. Kas labai svarbu, kompanija visada skelbia akcijas ir prie kiekvienos kelionės. O mūsų kita žiemos kelionė į saulėtą į Vietnamą. Kompanija paskelbs nuostabią akciją, kurią įvykdę galėsite visiškai nemokamai kartu su komanda tokių pat motyvuotų, tikslas siekiančių, aktyvių partnerių, sėkmingų žmonių bendruomenėje vykti į šią kelionę visiškai nemokamai. Aš jūs ten kviečiu, nes bus nerealiai smagu.
Prieš mėnesį grįžome iš kelionės į Kiniją, kur mūsų buvo 850 žmonių, mano draugai. Tai buvo nepamirštama kelionė. Kviečiu jūs visus kartu su mumis į Vietnamą. Na ir žinoma, automobilių premija. Daugelis iš jūsų jau turite gerus automobilius, bet kad ir koks geras būtų tavo automobilis, kasmet atsiranda kažkas geresnio, naujesnio ir įspūdingesnio. Ir visada norisi važinėti kažkuo naujų, inovatyvių, aukštųjų technologijų ir visa kita. Mes turime tokią galimybę, mano draugai, nes įmonėje yra automobilių premija. Užbaigę kvalifikaciją, tapę nacionaliniu direktoriumi ir ją patvirtinę, kiekvieną mėnesį gausite papildomai po 500 eurų savo automobilių premijai, kurią galite kaupti, susirinkti ir vienu kartu nusipirkti savo svajonių automobilį. Arba galite kiekvieną mėnesį pasiimti šios pinigus, įsigyti automobilį lizingu arba panaudoti juos jau turimam automobiliui. Bet tai nėra svarbiausia, mano draugai. Svarbiausia mūsų versle – tai laikas. Nes šiandien laikas lemia viską. Manau, jei mes su jumis grįžtume 10 metų atgal, tikrai tada būtume nusipirkę savo 1000 ar 2000 bitcoinų, kai jie kainavo vos kelis centus, ar ne? Būtume nusipirkę dalį MTS, arba, tarkim, Belinę, arba dar kokio nors kito operatoriaus. Digi Ispanijoje. Kokius dar turime mobiliųjų ryšio operatorių? Būtume nusipirkę dar kažką, bet tuo metu mums trūko žinių ir neturėjome laiko gilintis į tai bei spręsti, nulemti savo tolimesnę raidą. Štai, draugai, mūsų versle tai labai svarbu. Šiandien jūs atsidūrėte mūsų konferencijų kambaryje neatsitiktinai. Tie žmonės, kurie jūs pakvietė arba kurie duos jums nuorodą pasiklausyti šios informacijos, visų pirma yra suinteresuoti tuo, kad jūs, kaip ir jie, keistumėte savo gyvenimą. Ir šiandien mūsų sparčiai augančioje kompanijoje, kai mes vienu metu startavome visose rinkose, nors dar daugybė rinkų yra tuščios, jūs galite būti, kaip parodyta šiame skaidrėje, viršuje, o po jumis gali būti 1000, ateityje net milijoninė komanda. Arba galite priimti savo sprendimą po savaitės, po mėnesio ar po metų. Tai, kad jūs anksčiau ar vėliau tikrai pradėsite naudoti mūsų produktą, net nebejokite, nes šiandien tai yra vienas geriausių produktų sveikatingumo rinkoje. Tačiau jūs galite būti čia, arba galite būti čia. Ir žinote, manau, kiekvienas norėtų sugrįžti 30 metų atgal, kai pradėjo kurtis mūsų MLM industrijos flagmanai, kompanijos Amway, Herbalife. Kas ten dar pas mane, dar nematyti už skaidrės. Avon, Oriflame ir taip toliau. Panerti, štai sugrįžti ten ir būtinai tapti tos kompanijos partneriu, kurios šiandien daro milijardinės apyvartas. Įsivaizduokite, mano draugai, jei būtumėte sugrįžę ten, koks šiandien būtų jūsų gyvenimas. Taigi, šiandien, mielieji, aš jūsų nekviečiu kurti verslą su kompanija Viedo. Aš jūs kviečiu sukurti monopoliją su kompanija Viedo, nes šiandien Viedo turi visas galimybės MLM kompanijų rinkoje tapti vienu iš galingiausių žaidėjų. Beje, dėl to aš visiškai nebejoju, nes dar kartą pasikartosiu, turėjome milžinišką patirtį šioje industrijoje. Ir ne šiaip patirtį, o sėkmingą patirtį, nes tai jau mano 3 projektas. Ankstesniuose 2 projektuose mes pasiekėme pačias aukščiausias viršūnes, ne kartą užkopėme į MLM kompanijų Olimpą, uždirbome ne 1 milijoną šioje industrijoje. Žinome, kaip tai padaryti ir einame ten. Ir būtent šiandien mes kartu su jumis kūrėme monopoliją. Kviečiu jūs prisijungti prie mūsų kompanijos, prie mūsų Stardinė TM komandos, kur gausite palaikymą visuose savo tobulėjimo etapuose ir visus reikalingus įrankius. Na ir mano draugai, pabaigai noriu pasakyti tokią frazę. Kas nespės, tas dirbs tiems, kurie suspėjo. Sveiki atvykę į naują realybę, mano draugai. Ir laikas veikti yra būtent dabar. Buvo malonu su jumis pabendrauti. Kaip visada, šiek tiek įsijaučiau ir užtrukau, lygiai valandą. Bet tikiuosi, kad ši valanda jums buvo kuo įdomiausia. Parašykite 8, jei sužinojate ką nors naujo. Ir žinoma, mielieji, tiesiog raginu visus jūs, kurie esate čia tiesioginėje transliacijoje ar pamatysite šią konferencijų salę įraše, pasidalinkite, prašau, nuorodą. Net jei jums kažkas nepatiko, net jei nematėte perspektyvų savo, patikėkite, aplink jūs yra daugybė žmonių, kurie nori gyventi geriau, nori gyventi spalvingiau, nori būti laisvi, nori keliauti, nori turėti kitokią gyvenimo kokybę, važinėti kitokiais automobiliais. Nusiųskite jiems šią nuorodą. Galbūt vieną dieną tas žmogus ateis pas jūs ir pasakys: Dmitrijau, Jurijau, Lena, Jaroslavai, ačiū tau už tai, kad kažkada pravėrei man duris į šią nuostabią industriją, pakeitei mano požiūrį į pasaulį, suteikei man šansą, kurio dėka aš pakeičiau savo gyvenimą. Draugai, linkiu jums visiems ramaus dangaus virš galvų, sveikatos ir klestėjimo.
Tai buvo Maksimas Troino su jumis. Iki kito karto. Viso gero. Viso gero.